Saulės pasakėlės. Pasaka apie 4 metų laikus. Gilioje saulės spinduliais nušviestoje pievoje stovėjo didingas ąžuolas. Jo šaknys glūdėjo taip giliai, kad jis girdėjo visus žemės pokalbius. Vieną dieną jis išgirdo žmonių šurmulį. Jie ginčijosi, kuris metų laikas yra gražiausias ir svarbiausias. Tai sukėlė sumaištį ne tik žmonių pasaulyje, bet ir gamtoje. Upeliai ėmė tekėti atgal, lapai nebežinojo, kada kristi, o saulė užmiršo savo kelią. Ąžuolas, pajutęs šį chaosą, sušaukė 4 metų laikus į pasitarimą. Atėjo pavasaris. Jaunas vyras apsirengęs žalios žolės spalvomis padabintų švarku. Jis nešė paukščių giesmes, gaivų lietutį ir žadinančią gamtos energiją. Po jo pasirodė vasara. Grakšti moteris, apsirengusi šviesią saulės spinduliais apipintą suknelę, o jos plaukus puošė kviečių vainikas. Jis spinduliavo šilumą, gyvybingumu ir vasaros ramybę. Ruduo atžingsniavo lėtai, su spalvotais lapais, kvepiančiu derliumi ir auksiniu švarku. Galiausiai pasirodė žiema. Grakšti dama sidabrinė suknele, papuošta snaigių ornamentais ir su šalčiu ir tyla. Pavasaris, nešdamas gaivę žalumą ir spalvingų žiedų aromatą, pareiškė: Aš pats svarbiausias. Be manęs pasaulis būtų pilkas ir tylus. Aš pažadinu žemę iš miego ir užlieju ją gyvybę. Tada pasirodė vasara. Saulės karūną nešanti dama, nuo kurios spindulių ėmė skaisčiai šviesti visą pievą. Pavasarį, tu tik pradedi, o aš atnešu vaisius, šilumą ir žmonių džiaugsmą. Visi svajoja apie mane. Ruduo, atėjęs su vėjo šokiu ir aukso spalvomis, tyliai šyptelėjo. Vasara, tu šildai, bet aš užbaigiu visą darbą. Aš subrandinu vaisius, nurenku derlių ir paruošiu pasaulį poilsiui. Paskutinė pasirodė žiema. Snieguota ir žvarbi. O ką jūs visi be manęs? Jei aš neapsupčiau žemę savo šaltų glėbių, ji neišsimiegotų ir nesurinktų jėgų, kad galėtų vėl jūs pasitikti. Ginčas įsiliepsnojo ir metų laikai ėmė demonstruoti savo galią. Pavasaris sukėlė lietų ir užaugino gėles, vasara priversdavo saulę kaitinti, ruduo barstė auksinius lapus, o žiema užklojo viską sniego antklodę. Jų nesutarimai sukėlė tokią sumaištį, kad žemė ėmė drebėti, o dangus pritemo. Tada ąžuolas griausmingu balsu sušuko: Liaukitės! Jūs pamiršote, kad esate viena didelė šeima, o jūsų darbas sukurti tvarką pasaulyje. Metų laikai sukluso ir ąžuolas tarė: Nei vienas iš jūsų negalite būti svarbiausias, nes visi esate būtini. Jūs kuriate harmoniją. Pavasaris duoda pradžią, vasara užaugina, ruduo subrandina, o žiema leidžia atgauti jėgas. Be vieno iš jūsų pasaulis sugriūtų. Tik dirbdami kartu galite išlaikyti pusiausvyrą. Metų laikai pripažino, kad ąžuolas teisus. Jie sudarė susitarimą, kiekvienas savo laiku ir vietoje atliks darbą ir niekada nesiginčys, bei vienas kitą gerbs. Nuo to laiko metų laikai keičiasi savo nustatytą tvarką, o žmonės gali mėgautis ir pavasario gaivumu, ir vasaros šiluma, ir rudens derliumi, ir žiemos ramybę. Kviečiu pasinerti jaukų pasakų pasaulį YouTube kanale Eglės pasakėlės. Jei patiko, lauksiu jūsų patiktukų, širdelių, komentarų ir pasidalinimų. Ačiū, kad klausotės ir kad esate kartu.